Kaip teisingai valyti dantis, ar reikia kreiptis į veterinarijos gydytoją, kuris išvalo dantis, kaip viskas vyksta? Kad kuo vėliau kreiptis į veterinarijos gydytoją, turim namuose kažką daryti. Vėlgi, tai yra kelių minučių per dieną skirimas savo mylimam augintiniui, kurio norime matyti blizgančius švarius dantis. Tai yra priežiūra, yra daugybė rinkoje komercinių pastų su šepetukais, su antpirščiais, priemonių į vandenį pilamų, kurios sumažina bakterinio apnašų ant dantų dėjimąsi. Mechaninis valymas kaip ir žmogui, jisai neduoda susikaupti pelikuliai pirmiausiai ant dantų, tai yra minkštos apnašos, iš kurių paskui formuojasi akmenys. Kaulai nepadės. Kaip dažnai reikia valyti? Pagal gamintojo nurodytus nurodymus, tai yra 1-2 kartus dienoje, bet niekas neturim greičiausiai tiek laiko, noro užsiimti su šuniu, bet norim kvepiančios burnos. Tai aš vis laik klientams sakau, jeigu jūs bent kartą kitą per savaitę skirsit trumpą laiką šunį ir jo burnai, turėsit ne taip sukeliančią diskomfortą burną vyresniam amžiui. Nes šuniukam yra progresuojančios parodontozės, dantenų ligos, akmenys kaupiasi, kvapas atsiranda ir taip toliau. O šunys šiais laikais gyvena beveik žmogišką gyvenimą. Miega kartu su šeimininkais, valgo kartu. Tikrai šeimos nariai. Taip.